Gerbėmiai mūsų šio vakaro garbės svečiai, gerbiama mylima Seimo pirmininkė, Seimo atstovai ir visi šiandieną brangus šio susitikimo dalyviai. Pirmiausiai, nuoširdus sveikinimas jums čia su mumis būnant Vilniuje. Šios dienos pagerbimas tai lyg ir tęsinys visos eilės šiais metais minėtinų sukakčių. Tačiau šis yra esminiai išskirtinas, iškeliantis vertybes, kurias iškėlė ir išryškino jaunoji lietuvių karta, pati nespėjusi pamatyti ar prisiliesti prie savo tautinės kilmės krašto. Ta šalį pažinusi jie galėjo tik iš savo tėvų pasakojimo ir ją pamilti visa širdimi, pasišventimo ir darbais. Mercy Lift kūrėjai, dalyviai sunkių Lietuvai laikų įrodė, kad žmogiškumas, artimo meilė išreiškiama ne vien žodžiais, bet darbais. Nacionalinė tapatybė išreiškėja, sustiprėja ne vien džiugiais momentais, bet tada, kai reikalinga gelbėjanti ranka, parama įveikti sunkumus. Visus 20 metų susitelkę apie pačių sukurtą Lithuanian Mercy Lift, šiandien jie tikrai gali mums visiems pasakyti, kad visur ir visada mylėjome Lietuvą iš tolo. Nesvarbu, kaip toli ji bebuvo, ir tai įrodyta darbais, bet ne žodžiais. Prieš 20 su šiek tiek daugiau metų iš esmės keitėsi Lietuvos istorija. Prisimenam šitos istorinius įvykius, kurie labai sparčiai keitė vienas kitą ir jų fone tarsi nepastebėta liko organizacija ir veikla, kurią šiandien minime ir sveikiname. O tai juk prasidėjo tą pačią kovo 11-ąją, praėjus vos kelioms valandoms nuo nepriklausomybės paskelbimo, nes jauni, aktyvūs, energingi ir įsipareigoję tautai Čikagos lietuviai norėjo nelaukti, o veikti. Ta pačia diena įkurta Lithuanian Hotline tapo aktyvių informacinių centrų, gaunančią žinias iš Lietuvos ir skelbiančių jas Jungtinės Amerikos valstybėms ir visam pasauliui. Šiandien tai daugeliui atrodo tiesiog žurnalistinė veikla, bet tada tai buvo gerokai daugiau nei vien keitimasis informacija. Nepamirškime, Lietuva išgyveno ne tik ekonominę, bet ir informacinę blokadą. Maskva ignoravo mūsų laisvės siekį ir apsisprendimą ir pasauliui melavo apie Lietuvą. Sienos buvo itin griežtai kontroliuojamos, o piliečių judėjimas ribojamas. Be to, ir pasaulio galingieji neskubėjo pripažinti mūsų savarankiškumo, geriausiu atveju apsiribodavo moraliniu palaikymu. Prisimindamas visą tai, noriu pasakyti, kad tikrasis ir didysis moralinis palaikymas Lietuvai iš tikrųjų buvo jūsų, mėly mūsų svečiai, veikla. Jo labiau, kad ją užsiėmė, kaip pasakytume, eiliniai žmonės, neįtakingi politikai ar turtingi verslininkai. Tai buvo ne lobistinė organizacija, o iš tikrųjų savanorystė, pačia gražiausia ir kilniausia to žodžio prasme.
Pagaliau tai buvo ir realios pastangos keliančios Lietuvos laisvės klausimą dar ir dar kartą vis aukštesnių ir platesnių lygmenių. Būtent šių dienų savanorių dėka Lietuvos sprendimą palaikė tūkstantinės demonstracijos Čikagoje, o jose dalyvavo senatoriai, kongresmenai, kitų laisvės siekiančių tautų žmonės. Žvelgdami šiandien į prieš 20 metų darytą darbą, galime tik džiaugtis ir stebėtis, kad grupė entuziastų atliko tokį darbą – moralinį, organizacinį, politinį ir be abejo humanistinį. Lietuvai išgyvenančią blokadą, vėliau sovietų kariuomenės smurtą reikėjo ne tik moralinės paramos ir pagalbos. Aklinai uždarius sienas, mūsų ligoniai būtų likę be būtiniausių vaistų ir čia Lietuvai neįkainojamai padėjo Lithuanian Mercy Lift, tiekdama vaistus, medicinos aprangą ir įrangą bei pagalbą. Šiandien mėginu savęs klausti, kaip reaguotų Lietuvos žmonės, jeigu išgirstų, kad mūsų valstybei surinkta paramos už daugiau nei $126 milijonus ir kad Lietuva pasiekė daugiau kaip 600 konteinerių su gydymui skirta įranga. Neabejoju, trūktų žodžių nusakyti dėkingumui ir keltų nuoširdžią nuostabą bei pagarbą. Ir toks paramos mastas ir pats faktas. O juk tai ne prielaida, o realybė. Būtent tokie skaičiai stovi už Lithuanian Mercy Lift veiklos per 20 metų. O už tų skaičių, už išgydyti vaikai, jų motinos, išgelbėtos gyvybės, grąžintas gyvenimo džiaugsmas tūkstančiams žmonių, suteikta pagalba medicininė, psichologinė ir tuo pačiu moralinė. Ar gali būti kokie nors komentarai tokiems kilniems tikslams? Tai ir yra tikrasis žmogaus taurumas, tikroji atjauta. Ačiū visiems Lithuanian Mercy Lift savanoriams už tautinio ir žmogiškojo solidarumo pamokas, už žmogaus dvasios stiprybės pamokas ne vienai lietuvių žmonių kartai. Tūkstančiai žmonių šiandien dėkoja ir dėkos ateityje tiems, kurių pastangomis pasveiko, grįžo į gyvenimą, atgavo viltį ir tikėjimą. Nuoširdžiai ačiū visiems, aukojusiems šiam reikalui savo darbą, pinigus, laiką ir pastangas. Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie padėti Lietuvai pradėjo prieš 20 metų. Už jų rūpestingumą, neabejingumą, už šiltą ir žmogišką dėmesį Lietuvos valstybei ir kiekvienam jos žmogui. Tad nuoširdžiai dėkoju jums už jūsų, skaityčiau, neįkainojamą ir tikrai pasiaukojantį darbą ir per jūs visiems Lietuvos Mercy Lift žmonėms, kurių buvo šimtai, kurie bendradarbiavo su jumis, už jų visas pastangas. Ir tą galiu pasakyti visos Lietuvos žmonių vardu. Ačiū. Ponas prezidente, ponia Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, ministrai, JOTV ambasados atstovai, Seimo nariai, Lietuvos miestų merai, kiti didžiai gerbiami svečiai. Sovietų Sąjungos ekonominė blokada
sužlugdė lietuvių kasdieninį gyvenimą. Ypatingai paveikė Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą. Trūko insulino, visokių vaistų ir medikamentų. 1990 metais balandžio mėnesį Lithuanian Mercy Lift įsikūrė su tikslu padėti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai. Dirbome, bendravome su sveikatos apsaugos ministerija. Kas vasarą lankėme ligoninės, klinikas, senelių namus. Susipažinome su daktarais, medicinos seselėmis, Lietuvos ligoninių tvarką. Sugrįžę į Čikagą, bandėme surinkti reikalingų vaistų ir medikamentų. Darbas buvo sunkus. Amerikoje yra šimtai labdaros organizacijų. Konkurencija gauti aukų iš vaistų kompanijų ir ligoninių buvo labai didelė. Vienaip ar kitaip, Lithuanian Mercy Lift nariams pasisekė. Per 21 metus pasiuntėme ir paskirstėme 612 konteinerių pripildytų vaistais ir medikamentais. Jų vertė virš 126 milijonus JAV dolerių. Taip pat teko rinkti aukas iš Amerikos lietuvių. Su suaukotais pinigais galėjome pirkti vaistus, kurių negavome kaip aukų iš vaistų firmų. Kai ES įstatymai pasunkino galimybę tęsti vaistų siuntas, Lithuanian Mercy Lift pakeitė veiklos kryptį. Buvo įkurtos tuberkuliozės, živ AIDS, krūties vėžio, diabeto, savižudybės, autizmo ir kitos programos. Taigi, per visą tą laikotarpį Lithuanian Mercy Lift padėjo, kur reikėjo. Per tos 21 metus susipažinome su jumis, bendravome ir dirbome kartu. Be jūsų mes nebūtume atlikę tokio didelio darbo. Širdingai dėkojame. Jeigu kada nors Lithuanian Mercy Lift nariai bandė pamokyti Lietuvos gydytojus ar medicinos seselės, tai atsiprašome. Mes tik norėjome padėti geriau gydyti sergančius Lietuvos gyventojus. Mūsų misija prasidėjo su krize. Ta krizė senai pasibaigė. Lietuvos sveikatos apsaugos sistema tvirtai stovi ant savo kojų. Mūsų darbas yra baigtas. Šis vakaras yra labai įspūdingas. Esame labai dėkingi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkai Irenai Degutienei, Seimo nariui, buvusiam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui daktarui Juozui Olekui, Lietuvos Respublikos Seimo kancleriui Jonui Milleriui ir ponui Stasiui Kašauskui, kurie tiek valandų praleido organizuodami šį nuostabų vakarą. Gal turėjote laiko peržiūrėti išleistą leidinį apie Lithuanian Mercy Lift. Leidinys buvo paruoštas ir išleistas rekordiškai greitai. Ačiū ponui Stasiui Kašauskui. Ačiū Jums.